Jeigu esi depresuota, blogai miegi, svaigsta galva, galvoj triukšmas arba smegenų rūkas ir dar kitokios problemos, galbūt tu turi pralaidų žarnyną. Noriu pasakyti, kad terminas pralaidų žarnynas arba angliškai leaky gut yra nuvertinamas modernios medicinos, nors jau yra tūkstančiai tyrimų. Let's go fishing, let's make a day. I got the pole, you got the bait. It's so pretty, I'd sure hate to waste this time. We'll find us a shady little spot, not too cool, not too hot, and kick on back till we feel. Ir aš kalbėjau visai neseniai, kitas neseniai rudenį, kalbėjau su vienu gydytoju anglų, gastroenterologu, ir jis kasdien daro kolonoskopijas ir aš paklausiau apie tą pralaidų žarnyną ir jisai sakė, aš kasdien žiūriu į žarnyną su kamera, ieškau polipų, vėžio ir kitų pažeidimų ir aš niekada nemačiau jokių pralaidumų ir jis tai pasakė, kad ir tai yra nesąmonė, nes kraujas yra kraujas ir kaip nepamatysi kažkokios mikroskopinės žalos su kamera ir nepamatysi vien tik žvilgtelėję į vidų. Kod kolonoskopija ieško kitų dalykų, kaip minėjau, polipų, vėžio ir taip toliau. Tačiau pralaidų žarnynas yra vartojamas kasdien, bet moksliškai labiau priimtas terminas yra metabolinė endotoksemija. Ir kodėl šis pavadinimas? Jeigu bakterija ar jos dalis patenka ten, kur neturėtų būti iš žarnyno į kraujotaką, o jos patenka, bakterijos senelėje yra medžiaga vadinama endotoksinu. Į endotoksinus imuninė sistema reaguoja labai stipriai ir labai nedraugiškai. Tai ar galima dabar pamatyti ir pamatuoti taip? Laboratorijose matuoja endotoksinus kraujyje. Tai zonulina, kuris yra medžiaga, kuri turėtų būti žarnyne, bet jeigu jo randa kraujyje, tai reiškia, kad turi žmogus pralaidų žarnyną. Mat, zonulinas jokių būdų neturėtų patekti į kraują, o jis patenka tada, kai žarnynas yra praleidžia. Ir aš paskui parodysiu skaidres, kaip tai vyksta. Kitas dalykas, kaip pamatuoti. Matuoja uždegiminius citokinus kaip žymenį, vertina mikrobiomą kaip žymenį, bet čia jau mokslinės laboratorijos daro, bet vieną tokį labai konkretų dalyką padaro, kad matuoja konkrečią bakterijų rūšį žarnyne, vadinama akkermancija. Akkermancija gyvena žarnyno gleivinėme sluoksnyje. Ir jeigu tų bakterijų yra tame gleivinėme sluoksnyje visai mažai arba jų nerasta, tai reiškia, kad žarnynas pralaidus. Tai yra jau ir įrodymas. Taigi, pralaidų žarnynas paleidžia visą metabolinių reakcijų grandinę, prasideda nuo uždegimo, nes pradeda tekėti toksinai ir nesuvirškinto maisto likučiai į kraujotaką ir visokie tiesiog brūdai ir sukelia labai daug problemų. Pralaidų žarnynas laikomas vienu iš priežasčių, kodėl pasaulyje matom tiek daug imuninių problemų ir psichinių problemų ir visokiausių kitokių. Ir dabar aš kviečiu pasižiūrėti skaidres. Dabar parodysiu skaidres. Labai atsiprašau, tos skaidrės yra angliškos, bet aš viską pasistengsiu tvarkingai išversti. Ir daugelis žmonių ir supranta anglų kalbą. Leaky gut syndrome, tai tos pralaidžios žarnos sindromas. Tai čia yra trigeriai arba priežastis, arba kitaip, kas veiksniai, kurie sukelia žarnyno pažeidimą. Ir viena iš priežasčių yra mitybos baltymai, pavyzdžiui, glitimas, kai kuriems žmonėms gali būti labai probleminiai baltymai išprovokuoja visą reakcijų grandinę. Kita priežastis gali būti skrandžio rūgštingumas ir virškinimo fermentų trūkumas. Noriu iškart pasakyti, kur tas pralaidų žarnynas. Čia yra, dar prieš vardinant tuos veiksnius, čia yra tvarkingas žarnynas su jungtim, tvarkingom, normaliom, sandariom jungtim. Ir va čia yra pralaidų žarnynas, kai jungtis yra tarsi kaip išgraužtos. Čia yra žarnyno barjeras, o čia yra jau kraujotaka. Čia prasideda imunitetas, čia žarnynas, čia imunitetas. Jie vienas su kitu labai bendrauja, todėl yra sakoma, kad mokslininkų ištirta, kad 70% imuniteto gyvena žarnyne. Tai sako, kad jie mokosi,
bendrauja, komunikuoja, ima informaciją ir imuninė sistema siunčia visur į visą kūną, po visą organizmą, net į smegenis. Todėl žarnynas yra vadinamas antrieji smegenis. Tai per žarnyno smegenų ašį ir taip toliau, čia didelis mokslas. Ir apie tai, kad kita priežastis yra per mažas skrandžio rūgštingumas ir virškinimo fermentų trūkumas, tai reiškia skrandžio rūgšties kiekį, mažą druskos rūgšties kiekį, tai yra skrandžio rūgšties kiekį. Ir jeigu žmogus negali tinkamai suvirškinti maisto, čia veiksniai, kurie išprovokuoja tą pralaidų žarnyną. Tai susidaro kitokios baltymų struktūros negu esant normaliam virškinimui. Tai gali sukelti papildomą dirginimą, reakcijas. Toliau antibiotikai yra veiksniai. Ir apie juos daug kalbama, kad gali išbalansuoti mikrobiomą ir sukelti disbiozę, įvairios infekcijos. Toliau eina cukraus kiekio kraujyje problemos, toliau eina antikūniai, tai kaip imuninė sistema žarnyną pradeda matyti ne kaip audinį, o kaip priešą. Ir pasižiūrėkite kitą eilutę: nėščia moteris, nėštumas, stresas, menopauzė, toksinai, alergijos maistui. Ir kodėl moksliniai pastebėjo, kad moteris gimdžiusi daugiau kartų turi tikimybę, kad ji turės pralaidų žarnyną. Ir mokslininkai prieina prie tokios, kad šis mechanizmas yra labai sudėtingas, bet jie laikosi tokios idėjos, kad besivystantis kūdikis, vaisius, tam tikra prasme yra kitas organizmas. Ir imuninė sistema turi prie jo prisitaikyti. Ir kartais imuninė sistema, taip mokslininkai sako, jinai svarsto, ar tai visiškai saugu ir ar tai visiškai savas dalykas. Todėl visą nėštumo laiką kūnas, organizmas daro daug dalykų, kad imuninė sistema nepultų vaisiaus. Kuo daugiau kartų tuo kartojasi, tuo labiau imuninė sistema gali būti tokioj sujaudintoj kūdikio apgynimo būsenoje. Ir dažniausiai problema nėra tai, kad įpultų kūdikį, bet kad dažnai taikinys yra žarnyno gleivinė patampa. Ir už tos atsidaro tos nebesandarios tos jungtis. Todėl kartais matos tendencijas, kuo daugiau nėštumų, tai yra daugiau vaikų, to didesnė tikimybė, kad turi pralaidų žarnyną. Tai kiek įmanoma, pasižiūrėkime dar kitą. Ir čia nesandario žarnos sindromas, kas suteka mikroorganizmai, toksinai, nesuvirškintas maistas. Jeigu sandari žarnyno gleivinė, ląstelės niekas nesutekės. Aišku, sutekės tai, kam reikia sutekėti: vandeniui, mikroelementams, maistinėms medžiagoms, jos turi tekėti į kraujotaką, bet jokių būdų nesuvirškinti. Ir kaip šitie antiparazitinių, dabar labai tie antiparazitinių visokių produktų platintojai, kaip jie sako, ojojojojoj, kirminai visur. Jeigu žarnynas bus tvarkingas, tai tų kirminų jie ir nepateks ir jie negyvens. Išeis viskas su išmatomis, dėl to, kad nebus iš ko maitintis, jeigu toks žarnynas. Bet jeigu čia, taip be abejo, kad viskas teka į kraujotaką ir tada daro chaosą, imuninė sistema reaguoja tuoj pat ir sandarios jungtis, nesandarios, čia pažeistas žarnynas ir kraujo smegenų barjeras, tai metabolinis sindromas prasideda. Dažniausiai, jeigu žmonės turi viršsvorio, turi diabetą, turi širdies ligų, tai yra iš tikrųjų pralaidų žarnyno problema. Maisto netoleravimas, alergijos, autoimuninės lygos ir uždegiminės lygos, nepasisavinimas maistinių medžiagų ir sutrikęs maistinių medžiagų pasisavinimas ir jų trūkumas. Neurologiniai susirgimai
Ir jau seniai, labai jau seniai aišku, jau kokį 10-15 metų aišku, bet nieks neaišku, nes kad depresija nėra smegenų liga, depresija yra, viskas prasideda žarnyne, visokios nerimai, ADHD, autizmas, demencija ir epilepsijos, viskas prasideda va čia šitoj vietoje. Jeigu čia atvira, viskas suteka čia. Autoimuninės lygos, dirgliosios žarnos sindromas, celiakija, alergijos ir net vėžys. Tai va tiek norėjau pasakyti, tai kad ir padidėja cholesterolis, va čia va viskas, aukštas kraujospūdis ir va viskas va čia va, visos problemos prasideda čia. Tai norėjau taip kažkaip va taip ir parodyti. Taigi, kaip praktiškai uždaryti tą žarnyną? Atsakymas yra labai paprastas, iš tikrųjų labai paprastas. Viskas priklauso nuo to, mes turime keisti truputį mitybą. Šiame video aš nesakysiu, kad dabar tu turi nustoti visiškai atimti, nebevalgyti nieko, tai ką valgiai perdirbto. Tiesiog aš noriu paprašyti, kad valgytum daugiau skaidulų ir polifenolių. Kas yra polifenoliai? Tai tokie junginiai priklausantis flavonoidams. Jų gausu yra granatose, žalioje arbatoje, kavoje, kakavo, citrusiniuose vaisiuose, obuoliuose, mėlynėse. Jie turi atkuriamąjį poveikį mikrobiomai. Taip pat rekomendacijos yra valgyti daug lapinių daržovių, valgyti karotenoidus, labai ryškių spalvų šitas daržovės, visokius špinatus valgyti, salotas. Tai kviečiu išbandyti 14 dienų. O geriausia, dar geriau 8 savaitės pagyventi tokiu ritmu. Ir aš garantuoju, kad pamatysi pokyčius, nes pagerės iš tikrųjų žarnyno pralaidumas, tai reiškia sumažės žarnyno pralaidumas, turbūt turėčiau pasakyti, nes žarnynas niekada nebus visiškai nepralaidus. Kodėl? Todėl, kad pusiau pralaidi žarnyno membrana turi praleisti tai, ką turi praleisti maistinės medžiagas, vandenį, mineralus ir visa kita, o tai, kas turi likti žarnyne, turi likti žarnyne. Taigi, buvo padaryta 2 mėnesių intervencija ir labai pasimatė, kad krito tas zonulino lygis, tas, kuris buvo rastas kraujyje, kuris turėtų gyventi mikrobiomui, ir padidėjo gerųjų bakterijų kiekis. Ypač padaugėjo skaidulas fermentuojančių butyratą gaminančių bakterijų. O butyratas, tai gan skaidulas, gaminasi daugiau trumpųjų grandinių riebalų rūgščių, kas yra iš tikrųjų žarnyno mikrobiomos maistas. Tai turbūt ir tiek norėjau pasakyti. Pasidalinkite tuo įrašu, komentuokite. Jeigu turite klausimų kažkokių, kom galėsiu, to padėsiu, parašykite man ir prenumeruokite mano naują kanalą Į sveikatą.